Jei ką, skambink mamai ir mūsų svečia šiandien fotografas, prieš kurio objektyvą apsinuogino bene gražiausias Lietuvos moteris, Rokas Darulis. Kaip tave pristačiau? Sveiki, puikiai, puikiai. Aš tiesiog esu gerbėja 100% tavo projekto Wild and Free. Ačiū labai. Taip, tai Rokai, gal gali mums papasakoti, kaip gavosi, kad populiarus mados fotografas po daugiau nei 10 metų tokiame drąsiame, spalvingame mieste kaip Londonas nusprendė grįžti atgal į Lietuvą, kuri gal kūrėjai yra šiek tiek maža ir ankšta? Tai natūraliai taip gavosi, kažkaip po mažu tas procesas, nes aš Londone, taip jau pilnai prabuvau gal 15 kokį metų, bet vieną koją, vis tiek man čia toks namai visada buvo kažkaip, netapo tas Londonas tokia vieta, kur norėčiau taip jau visam pasilikti, tai po truputį gal tai pradėjau ten vis kažkiek tai atvažiuoti, bandyti pabūt, paskraidyti su darbais, jau nuo kokių, sakykime, gal 2-18 taip. Ir tada vėl truputį ilgiau pabūdavau. Jo, aš atsimenu, pertrauksiu šitą momentą, kai mes pirmą kartą žurnale atėjo mūsų stilistai ir sako, grįžo Rokas ir jis visai sutiktų padaryti fotosesiją žurnalui. Ir tai buvo toks, vau, Rokas dirbs Lietuvoje ir šį bei tą žurnalui. Tai buvo tikrai labai puikia staigmena ir laukiam labai to pasirodymų. Fainai, jo. Kažkaip, nežinau, man Lietuva tai tokia, namai vieta, kur gera būti. Tai taip po truputį ir dabar. Nes namų tu ieškoji ilgai keliaudama su mama. Jo. Neturiu tokių, kažkokių, nežinau, vienų vaikystės namų. Tai visą laiką taip kažkaip mėtė, mes keliavom, su mama, sakau, labai daug šalių pakeitėm, tai gal aš tokia, nežinau, pasąmoniai, ieškau tokios vietos sugrįžti. Kažkur įsikur, šaknis įleisti. Taip, o nebuvo gaila palikti Londoną, nes darbo prasme aš įsivaizduočiau ten vis tiek, toj erdvėj būnant ir ten pastoviai gyvenant, tų galimybių tarsi turėtų būti daugiau. Jo, daug, tai dar nėra, kad aš jį visiškai palikau, aš dar ten nukeliauju darbam, kažkiek tai, taip jau in and out, bet kai ten negyveni, tai aišku, mažėja veiklos tenai, mažėja tų kontaktų, tai nežinau, gal ir ateis laikas, kai jau ten ir nebelabai nuvyksiu, bet šiaip tai gaila, nes aš pasilgstu tų tiesiog didesnių kažkokių užsakymų, fotosesijų su didelėm ten komandom, pritrūksta šiek tiek man čionai. O kur pagrindinis skirtumas, jeigu būtent tų didelių užsakymų ir tų, kuo dirbi čia Lietuvoje? Pinigai tik tai? Ne tik tais. Man ten patinka, kad aš ten jaučiuosi toks kaip dantratis dideliai sistemui ir galiu daryti gal labiau tik savo darbą. Ir tada turiu daug tokių palaikančios komandos, tiesiog daugiau dalelyčių yra, kaip ten visokie art directors, daugiau tų asistentų, set designeriai ir taip toliau. Daug ko čia gal netenka, čia labai... Komanda, vienas pats čia turi padaryti projektą, vienas pats praktiškai. Taip, ir produsuoti, ir kartais ten ir kūrybą užsimti, ir, nežinau, ir pats ten susistatyti šviesas ir panašiai, toks viskas daug mažesnės skalės. Tai jeigu tu esi praktiškai nedisciplinuotas žmogus, tu tokio darbo nebegali daryti šiais laikais, ar ne? Nes viską turi susidėlioti. Jo. Ir tas blaško kažkiek labiau. Ar galėtum pasakyti, pavyzdžiui, kokį savo darbą, kurį atsimeni ir kur yra vau visada ir dėl rezultato gauto, ir pats dėl proceso, kaip vyko jis? Gal labiausiai įsiminę kažkokie tokie darbai, kur tikrai buvo geras experiences, tai kelionės su klientais kaip Marks & Spencers. Esu kelis kartus įvykęs į Pietų Afriką. Tai tiesiog ta visa skalė to darbo, nes dažniausiai vykstam fotografuoti žiemą. Kai Europai žiema, tai ten yra tokia viena pagrindinių lokacijų,
kur, kai reikia, kad būtų šilta, reikia pliažo, reikia saulės, tai va, į Cape Towną visi vyksta, nes labai išvystytas yra visas servisas to production vadinamų, kur gali gauti daug lokacijų, daug įrangos, visokiausių ten pagalbinio personalo. Ir tie darbai tai tokie, kur, ten vis tiek varo video komandą, filmuoti to campaigno pagrindinio, tada foto A ir B komandos, kur darom. Kas tai yra A ir B komandos? Tai tiesiog gal reikia tiek daug turinio nufotografuoti, kad fotografiją išdalina į 2 komandas su 2 tais art directors vadinamais, kūrybininkais, fotografais, stilistais. Ir gal mes ten, sakykime, pasidalinam kažkokius, nežinau, drabužių tipus, kad ten vieni fotografuoja swimwear, kiti dresses ir dar yra social media, irgi dar atskira komanda, kuri dar ten sufotkina, sufilmuoja jau socialiniam tinklam. Tada ten modeliai suskrenda iš viso pasaulio, yra ten vyrai modeliai, moteris modeliai, vaikai, krūva vaikų ten daro castingą. Ir tada video teamas, ir visi per vieną dieną ten vyksta, nežinau, keli šimtai žmonių gal dirba, atvažiuojam ten į kokį pliažą, išsistatom ir tada tiesiog vis toks verda kaip visas miestelis. Tai labai faina tame sudalyvauti, nes, nežinau, tai atrodo... Aišku. Čia matyt to nebūna ir gal nebus niekada. Jo, bet kad tai būtų, reikia, iš esmės, kažkokių klientų labai stambių, kurie turi tokį biudžetą tom reklamom. O pas mus šiaip, nežinau, mados industrija dar, sakykime, maža. IT. O jie ar nemažėjo, Rokai, bendrai pasaulyje? Nes dabar šiandien net išgirdau tokią mintį, kad kaip žurnalistai nyksta, nes rašo visi, fotografai irgi nyksta, nes fotografuoja visi ir išgyventi gali arba būti tik tai patys geriausi. Aišku, tu vienas iš tų, bet matyt ir rinka irgi kažkaip siaurėja. Ar jinai gali dar, sakykime, ta mados rinka dar, ypač Lietuvoje, jinai išaugti ir atsirasti daugiau darbų? Kaip tu manai? Aš manau, kad gali augti, bet tai turėtų gal veikti tokiu principu, kaip su mūsų IT įmonėm, kad ten atsiranda kažkokie tie unicorns, kaip ten Vintedas, Tesonetas. Atsiranda didžiulė įmonė, kuri generuoja didžiulės apyvartas ir staiga išgali reklamai išleisti daugiau biudžetų, gali tada išskristi kažkur tą reklamą produsuoti. Tai manau, kad jeigu mes kažkokį sukurtume tokį patį dalyką mados srity, ten iš serijos, nežinau, H&M, lietuviškai ir panašiai, tai tada atsirastų daugiau tų galimybių. Manau, mums norėtųsi kažkokio tokio kliento vieno gero. Bet kokiu atveju ta patirtis Londone, ką pasakoju ir girdžiu, manau, kad kaip profesionalai, ypač jaunam profesionalui, tokia labai gera struktūra darbo. Išmoko geros darbo struktūros, nes man atrodo, kad visose srityse disciplina yra vienas esminių tokio žmogaus, su kuriuo ir smagu dirbti, ir kuris yra sėkmingas elementų. Tai faktas, kad tavo patirtis tą tikrai tau davė. O man labai įdomu, kiek laiko užtruko, kol tu ten patekai į tą Marks & Spencer kampaniją Pietų Afrikoje. Koks tas kelias buvo? Tai buvo ilgas labai kelias. Aš išvykau į Londoną studijuoti fotografijos 2006. Tai baigiau 2009 bakalaurą ir likau. Tada ir kritau į mados industriją apskritai, nes aš universitete ten portretus fotografavau. Dar neturėjau nieko bendro su mada. Ir po to ten atsitiktinumo dėka padariau vieną modelio portretų ir tai pradėjau fotografuoti modelio agentūrai. Iš tikrųjų, Londone būnant fotografų tikslas yra gauti agentą, agentūrą reprezentacijai, nes agentūros atveria dažniausiai duris jau į platesnius vandenis. Tai asistavau gal apie 5 metus, nes šiaip vis tiek čia yra toks kaip amatas, kur ir daug žinių ir kontaktų reikalauja.
Tai iš esmės viską, ką aš dirbu mados rytyje, aš išmokau asistuodamas, o ne studijuodamas. Tai tas visas tarpas nuo ten studijų pradžios iki tokio kažkokio breakthrough ten momento, tai buvo apie 8 metai. Bet Netrumpas laikas. jo, ir O sakyk, dar tas modelis atvedęs tave į mados fotografiją, ar nebuvo tavo draugė Julija, tuometinė draugė Julija Steponavičiūtė? net, kas mane šiaip, nu, vat, tiesiog atsitiktinumo gal dėka, taip, vat, suvedė su modelių pasauliu, tai buvo tokia Simona Sarmauskaitė juvelyrė. Jinai tada buvo atvykus modeliauti į Londoną, aš kažkaip susipažinom, nufotografavau ir ji buvo Elite London agentūrai tuo metu. Jie tada plėtėsi, nu ir aš pradėjau ją modelių testus fotografuoti. Nu, o Julija jau po to vėliau susipažinom. Tu išėjai į platesnę visuomenę po skaudžių skyrybų su Julija. Ir čia yra gyvenimo faktas, ar ne, toksai. Ir tapai įdomesnis. Tas ir kažkur nuskambėjo, kad tau ir reikėjo praeiti tam tikrą kelią, nors tu dabar esi laimingai vedęs vyras ir laukėtės jūsų žmona kūdikio, bet etapas yra, kaip sakant, iš daino žodžio neišmesti. Pavyzdžiui, mano karta labai sunkiai susidraugauja su psichoterapija, ar ne? Mes iki šiol manom, kad viską galime patys. Jūsų karta jau yra, bandot ieškoti ir save subalansuoti, kreipdamėsi į specialistus. Ar tu praėjai šitą kelią? Taip, praėjau. Aš irgi iki tol, gal, iki tų skyrybų nebuvau susidūręs su psichoterapija, neturėjau patirties, bet tada pakalbėjau su vienu pažįstamu, jis tuo metu irgi ėjo į terapiją ir iš tikrųjų jis man ir parekomendavo savo terapeutę ir atradau tikrai nuostabių dalykų. Tai gal, sakykime, kai pradėjau eiti dėl ten savo prastos savijautos, tiesiog sunkaus etapo ten skyrybų, tai iš tikrųjų likau dėl dalykų gal tokių, kur tiesiog savo pažinimo, tai ten pradedant visokie, kodėl aš reaguoju vienaip ar kitaip situacijose, ten santykius su šeima, santykius su mama, tai taip jaučiu, kad išsprendžiu ir nusimečiau naštą labai gal nežinau, plačiame diapazone. Tu labai jautrus žmogus? Jo, aš šiaip esu jautrus. Netgi gal, nežinau, paguglinau, tai turiu tarimą, kad aš esu net hypersensitive. Nes, aš jautrus ir šiaip gal ten gyvenime, taip iš, nežinau, savo charakterio, bet aš dar labai jautrus esu garsam ir visokiam triukšmui ir mane labai, taip, nežinau, labai veikia, kur net, sakykim, ten galiu sėdėti kažkokiam, nežinau, kavinė ar kažkur ir aš girdžiu net, kai kažkas ten kažką šneka, kažkokį garsą pasikartojantį, mane tas labai trigerina, labai nervina, kur aš pastebėjau ten, paklausiu tada draugų, ar jūsų nenervina ir jie sako, mes net negirdim. Tai vat, kažkaip pastebėjau, kad turiu tą kažkokį, nežinau, hiperjautrumą. Tai tas yra, nežinau, ir pliusas, ir minusas. Tai pliusas be abejonės darbe, tu nepadarytum, matyt, neturėdama šitos natos, tos stygos, nepadarytum tokių projektų, kurį padarai ir Wild and Free, nes ten nuostabus darbas mus pasiekė. Jo, aš apie šitą šiaip, su žmona, su Marija diskutavom, kad aš irgi sakau, kodėl aš, taip turiu būtas toks jautrus, nes mane irgi užnisa ten. Aš kad viską girdžiu, kad jautriau miegu, kad tiesiog, tas jautrumas jis vargina. Ten, sakykime, aš pabuvęs kažkokiai kompanijai žmonių, kur labai daug tokio veiksmo bendravimo, kažkoks vakarėlis ar, nežinau, vakarienė, kur visi kalba ten 2-3 valandas, tai aš tada turiu grįžti ir toks tiesiog, man reikia tada tyloj pabūti, toks ramybei. Bet irgi šitą pasakė, kad sako, tai čia ir tavo pliusas yra, nes tu tada pastebi ir, pajauti. Niuansus visai kitus. Nes man tikrai visas albumas ir paroda tavo
jinai tokia, aš nemoku paaiškinti, kaip plunksnai, tokia trapios tos nuotraukos. Ta gerąją prasme, tas švelnumas, lengvumas. Man ir kažkaip labai artimos, tiesą pasakius, kaip lietuviai tikriausiai. Tai atrodo, kiekvienos iš mūsų vasarą pajūryje. Ačiū labai. O kaip jums, pavyzdžiui, su jautrumu ne... Jo, tu ką pasakoji, aš tikrai turiu irgi šitą momentą ir man lygiai taip pat vargina, aš labai mėgstu žmonės, labai mėgstu socializuotis, bet lygiai taip pat grįžus namo aš turiu išeiti ar į mišką po kiekvienos darbo dienos, kai dirbu žurnaluose. Vakare būdavo, kad aš grįžtu, viską palieku ir išeinu savo pasivaikščiojimą, savo taką, kad išvalyčiau, kaip sakau, visą galvą, visus failus ir sugrįžčiau į kambarį pas artimuosius, jau visai nusteikus kitam vakarui ir vėl galėčiau bendrauti. Tai aš manau, kad šitą dalyką gal mes daug kas turim. Bet tik tai keliai, kuriais mes bandome išspręsti, matyti skirtingi, ieškom kiekvieną savo formulės. Pavyzdžiui, aš pati tai viską sprendžiu sportu. Gal aš dėl to, kad sportuoju realiai visą gyvenimą, mane mama išleido į baseiną 1 klasėje ir nuo tada niekada nenutrūkstamai sportavau, po to tinklinį, žaidžiau daug metų profesionaliai. Tai aš visą laiką, kai man yra kažkoks dusgesys, va toks, kaip tu sakai, sudirgimas, net po darbo grįžus, daug darbo būna ir grįžtu kaip ne savam kūne, tai tiesiog išbėgi ir bėgi, kol nusiramina galva. Tai gali būti 5 kartais kilometrai, 8, 10, keli, kol arba kojas atsisako, arba išsivalo galva. Tai čia jau toks drastiškas būdas, bet šiaip jeigu palaikau pastovę sportinę rutiną ir tiesiog fiziškai išsiduodu, tai taip išsikraunu, tai man, pavyzdžiui, padeda šitas. Bet juk net pati fotosesija, kiekviena, kurią tau tenka, jau po 2 valandų, matyt, tu jautiesi labai pavargęs su žmogum dirbamas ir... Nu, bet... Su fotosesijom tai yra gal tos retos, kur pakrauna, bet čia gal būna daugiau, kaip aš dirbi su profesionaliu modeliu, kur jis žino, ką daro, Taip. Ten puikiai atrodo, visi elementai veikia, nuo stiliaus ten iki šviesos ir ten atrodo, nespėjai spausti mygtuką, viskas Taip. Ten puikiai atrodo, faini kadrai, toks įkvepia tave ir nežinau, tas pagauna toks kažkoks excitementas ir tu labai, nu nežinau, pasikrauni. Bet būna, kai fotografuoji kažkokį žmogų, nu, vat, kuris ten gal ar nelabai mėgsta fotografuotis, ar tiesiog neturi praktikos. Dauguma, kurie jaučiasi blogai prieš kamerą. Jo, tokių daug. Tai yra labai sunku, labai toks sekinantis gal dalykas, nes man atrodo, kad kai nori išgauti žmogaus kažkokią tai ar emociją, ar kad jis vienaip ar kitaip atrodytų, tai reikia labai tada ir kažkaip projektuoti tą, kad aš stengiuosi visada, kad atspindėtų tada. Duot žmogui atspindėti tą energiją, kokios tu iš jo nori. Tai aš pats esu gana, ramesnis, dažniausiai ir mano nuotraukos yra jautresnės, kažkokios ramesnės, pas mane ten nieks nešokinėja, nesproginėja. Tai irgi, nors matau gal, kad žmogus jaudinasi, bet aš turiu tą skleisti tokią ramybę, kad stengtis, kad jis man atspindėtų tą ramybę. O kokie tavo patarimai mums, moterims, vyrams, žmonėms, modeliams iš gatvės? Modeliam iš gatvės. Kaip gerai atrodyti? Kaip gerai ateini, kaip ateini, jeigu pas fotografą, kaip elgtis, kaip nusiteikti, sakykime, jeigu neturi stilisto, kaip apsirengti. Kaip apsirengti, gal skonio reikalas? Čia gal sudėtingiausias, gal reikia vis dėlto stilisto matyti, ar patarėjo draugės, ar dar kažką. Aš labai mėgstu tokį natūralumą, aš visad gal stengiuosi, man įdomiausia žmogų fotografuoti, tai man patinka, kai drabužiai netrukdo tiesiog tam. Tai kaip ir mano tam projekte Wild and Free, kiek ten yra drabužių, tai aš stengiuosi, kad jie būtų vienspalviai, neutralūs, kad nepatrauktų dėmesio drabužius. Bet čia, mano asmeniniam projekte, jeigu tai yra labiau mados ar įvaizdžio kažkoks, tai kadras, tai gal reikėtų tada stilisto, kuris kažkiek, nežinau, atspindėtų tą asmeninį stilių, žmogų. O dėl kaip save gal gražiai parodyti, tai čia kaip, sakyčiau, smalsumą reikia, kaip angliškai sakytų, be curious.
Tai kad nesistengt kažkaip ten, vat, kiti turi savo kažkokį porą gerų kampų ir ten visada taip pat fotografuojasi. Tai, Aš. ja, Jo, aš žinau, man visada atrodo, kad aš tik pakenčiama iš vieno kampo. aha, Bet tau gal taip atrodo, bet Man tai- manau, kad Jo, tu čia leidėsi šiek įsitikinimas. tiek tokios improvizacijos, kiek aš bent jau esu Mm. savo Nu, mamos nuotraukų. Rokui leidausi gyvenime. nu, aš visada mėgstu taip išjudint kažkaip žmogų, pabandyti gal kažkiek paprovokuot, kažkiek labai minimaliai to, gal, ar nežinau, ne tai, kad nejaukumą sukur, bet kartais būna, vat, kažkas sėdi žiauriai rimtas. Ir aš pafotografuoju ir aš išlendu iš pafotiko ir nusišypsau, taip gana, nežinau, awkwardly, nu, kažkaip. Ir būna žmonės taip nesupranta, jie pasimeta ir irgi, nu, tokį, išmeta kažkokią šypseną, tokią pasimetusią. Bet paskui jau antrą, trečią kartą, kai tai padarau, jiem jau tiesiog juokinga, nes žiauriai keistai atrodo. Nu, tai va taip ir išprovokuoja tą Gimsta kažkokią... kažkas. Mhm. Bet, pavyzdžiui, kai fotografuoji profesionalius modelius, tai ar pas tave yra kažkoks tikslas atskleisti jų asmenybę, ar tai labiau profesionalaus modelio tikslas yra, kad jie turi prisitaikyti labiau prie to, ar fotomenininkas, ar brandas, kuriem jie atstovauja, turi pasakyti. Jo, jie prisitaiko, nebent tu fotografuoji modelį kaip, tai vadinama modelio testą, arba, nu, kur jiems reikia nuotraukų apie juos. Bet tada tiesiog visas stengiasi parodyti kuo platesnį diapazoną. Arba parodyti jų stipresnę pusę. Tai, sakykim, būna modelių, kur ten, net tą Lona, kai fotografuojam, sako, o, ten, she's a smiler. Nu, kad jai tinka šypsotis ir tiesiog geriausiai atrodo, kai šypsosi, arba atvirkščiai. Tai tada kažkiek tai pagal tą žmogų fotografuoji, bet jeigu tai darbas klientui, tai tada jau pagal tą visą brand booką. O dabar, ar nėra mados? Pavyzdžiui, aš man toks įspūdis, kad yra fotografija ir mados. Šypsotis, nesišypsoti. Dabar rūsčių moterų, pavyzdžiui, periodas yra visas. Ir natūralumo periodas yra. Natūralumo. Iš dalies gal tam tikrai. Jos juk egzistuoja. Visos nori kažkokį stereotipą pataikyti, moteris. Šitas man priminė, nežinau, ar esat matę filmą The Triangle of Sadness. Ne. Ai, tai žiauriai geras. Ten yra scena, kur irgi modeliai kaip ir šiek tiek pozuoja ir tada jiems sako, jeigu gerai pamenu, ten H&M ir visi šypsosi, Balenciaga ir visi rusai. Ja, tai čia geras analogas, kad brandai gal turi savo tą, nu, tiesiog. O mes gyvenime kopinam tiesiog, kopijuojam. Bandom atrodyti, kas mums labai gražu ir mes norim būti panašiai kaip ten. Taip, bet man tikrai, aš sutinku, kad šypsena nėra dabar ant mados pjedestalo. Nu, vat šiaip aukštoji madoj, ten, kur tie jau cool brandai, tai jie gal nesišypso. Ir tada yra tie vadinami high street, kur daugiau gal platesniai visuomeniai, kaip H&M, Zara, ten, nu, tie visi tokie akropolį, kur būna, tai jie, gal nori labiau apeliuoti į šiaip žmonės. Platesnė, kad mėly būtų. Bet čia gal labai normali psichologija žmonių, nes high fashion brandai, jie nori būti kažkas išskirtinio, kad tu ten būtum išskirtinio kažko dalis, o kai tu nori parduoti masinius produktus, tai tiesiog tu nori būti, kad prieinamas, kad visi tave jaustusi gerai tave nešiodami, tai man atrodo, kad čia labai paprasta psichologija. Taip, jinai visą laiką ir jinai nes gyvuoja. Nes šypsena yra prieinamesnė. Jo, jinai, nežinau, 10 jau šitą filosofiją. O norėjau tas paklausti, apie, kai žurnale dar teko dirbti. Esu girdėjęs, kad, pavyzdžiui, ten su viršeliais kažkokios yra spalvos, kur ten neparsiduoda, nepatraukia dėmesio, kaip gal, nežinau, ar žalias viršelis, kad kažkaip... Visokių teorijų mes bandydavom, ypač kai leidom dar stiliaus žurnalus, tuos mėnesinius, kurie, ta prasme, ten būdavo ir daug mados, ir taip mano kartos redaktorės, tai buvo mes pirmos, kur pradėjom kurti lietuviškos fotosesijas mados.
Aišku, kad mes visaip skaičiavom ir žiūrėjom pagal pardavimus, kuriuos geriau perka viršelius ir nešdavom į buhalteriją, pavyzdžiui, kadangi jeigu susėda redakcijoje vienas su mada susiję žmonės, visada būna vienas sprendimas. Bet tu nuneši, pavyzdžiui, viršelius 3 į buhalteriją ir staiga supranti, kad visai ne tas ir tas, kuris mums labai patinka, yra išbrokuojamas čia ir dabar. Tai visokius sprendimus priimdavom ir savo, ir nusileisdavom tam, sakykime, platesniai visuomenės masė priimtinesnis, bet tuo metu, tuo laiku šypsena vežė. Mielas veidas ir šypsena vežė. Aš dirbu žurnale, aš kalbu dabar apie Laimą. Ir tai irgi buvo vienas populiariausių žurnalų kartu su moterim, ar ne, mes ten nuolat pečiai stumdėmės. Ir taip, tai buvo, kadangi dėdavo modelius, jiems dažniausiai, kad būtų miela, graži, klasikinių bruožų ir šypsotųsi, bet spalvos, tai nežinok, neprisimenu, kad mes taip akcentuodam spalvas. Gal juodai balto tokio viršelio jau būdavo sudėtinga parduoti. Nes šiaip ar taip mes gyvenom iš pardavimų ir tam mums reikėjo užsidirbti pinigų, kad galėtumėm investuoti į kūrybą ir į mados fotosesijas. Tai labai gaila, kad šiaip mūsų laikas prasilenkė tada, kai žurnalai buvo labai turtingi, tikrai, ir skirdavo pakankamai pinigų, tu matyt dar studijavai ir dirbai Londone. Dabar yra kitas laikas, dabar čia yra tokia reprezentacinė prekė daugiau. Aš nekalbu apie savaitinius žurnalus, bet, sakykime, mėnesiniai, tai tikrai jau nebegyvena iš pardavimo, beveik galvą guldau. Aš kažkiek pamenu, kad, nes aš kai pradedinėjau, kai dar gal ir studijavau, tai kad tas buvo aukso amžius, toks tų mados žurnalų ten. Darydavom žurnalus po 300 puslapių ir ten tikrai buvo labai didelė dalis skirta madai, stiliui ir po 2-3 fotosesijas kiekvieną numerį, tai fotografų trukdavo. Tada visi norėjo būti mados fotografais, tik ne visi patempė, trūko žinių, rankos, akies. Jo, bet tai kur dabar, tai, nežinau, tas poreikis madai kaip ir nedingo, bet tada... Aš manau, kad nusinešė viskas socialiniai tinklai. Tiesiog, kad dabar žiūri į individus. Dabar viską reikia kurti ir mokytis matyti visiems. Vietoj to aš irgi man daug mieliau rašyti, bet aš atsisėdau prie mikrofono kaip žurnalistė, ko galvojau, kad mano gyvenime tikrai niekada to neįvyks, neturėjo taip įvykti. Ir vis mažiau gal noriu, vis trumpiau rašau ar ne kažką. Taip gal ir fotografams yra ta mintis, kad reikės pristaikyti. Aišku, the best visą laiką išliks geidžiami ir jiems visada bus darbo, bet kad ta masė daug žmonių norinčių būti fotografais, manau, kad jie turi labai prisitaikyti ir aš nežinau, tu galėtum pasakyti, ar reikia daugiau žinių ir įgūdžių fotografuojant socialiniams tinklams. Manau, kad ten paprasčiau truputį yra. Nes kažkaip ten kaip tik reikia tas žinias išmest pro langą, man atrodo. Aš klausiau vieno fotografo interviu, gal Peter McKinnon, kur sakė, jisai, sako, aš ten 20 metų dirbau, kaupiau patirtį, kad galėčiau labai ten viską kinematografiškai sušviesti ir polišti, padaryti tą produktą. Ir sako, dabar man kaip tik visi sako, tu su iPhone'u fotografuok, čia turi būti kuo natūraliau, kuo paprasčiau. Tai gal aš dar skaitau, kad aš iš tos senesnės kartos, kur, aš vis pradėjau, kai tik skaitmeninė fotografija atsirado, biškiek porą metų po to perėjimo iš juostos. Ir, buvo tas, kad viską kuo profesionaliau, ten, kuo turi viskas atrodyti brangiau. Ir dabar, iš tikrųjų, daug kas... Viskas paprastėja. Kuo ten paprasčiau, net žmonėm, ar gal jaunimui, nežinau, nepatinka tas polished look, sakykim, tas per daug išlaižytas visas ir turi, nežinau, paprastinti kaip tik šiem laikam. O tas irgi... Tau lengva pristaikyti? Vis tiek kažką darai ir... Nežinau, bandai, kiek išeina, kažkiek dar ir yra, kas vertina tą tikrai... Ne, yra, aišku, kad yra. Tik tiek, kad dabar, kai aš asistuodavau, bent jau Londone, tie darbai tokie būdavo, sakykime, campaign, tai reklaminė kampanija tokia jau,
ir tada lookbook, kas būdavo, kai dizaineriai, kolekciją sufotografuodavo, tai po vieną tiesiog outfitą. Ir tokia būdavo, va čia, tu žinai, ką tu darai, ateini, arba čia campaignas iš ten 6 nuotraukų, arba lookbook 20-30 nuotraukų. O dabar toks tiesiog tapo turinys. Tai va turi kažkaip irgi persiorientuoti, kad tau reiks nufotografuoti internetiniam puslapiui porą nuotraukų pailgų baneriui, tada 8 nuotraukas socialiniai medijai, tada 2 tiktokus ten nufilmuoti iš serijos ir tu toks išsibarstęs biškį jauties. Jo. Tai, va, tai man nepatinka, bet gali nepatikti, kiek nori, taip keičiasi. Tai nežinau. Ir gal kas šiais laikais tikrai svarbu, va, prie to, ką kalbėjom, kad fotografas vis dėlto turi būti asmenybė. Tau, kaip anksčiau, manau, kai jūs pradėjot, ir tikriausiai tų fotografų nebuvo daug. Buvo menininkai ir tie jaunieji, kurie žengė į komercinę fotografiją. Taip, bet ir jiems užtekdavo, jeigu jie gerai dirbdavo, va, yra redaktorės kelios vyriausiosios ir ta industrija, sąlyginai mažas ratas, kur jie turi būti žinomi ir juos įvertintų. Na, šiandien man bent jau atrodo, kad fotografas vis tiek turi turėti tą savo socialinį įspaudą kažkokį, būti žinomas, kad jį žinotų, sektų ir panašiai. Ar tai tiesa? Jo, dabar reikia tik tokia šokt, kad gautum darbų. Tai, taip, iš esmės, kaip modeliam dingo turbūt daug darbo tom, sakykim, kurios neturi to social following, to sekėjų būrio. Taip ir fotografam, nes dabar jau ne tik tai tą turinį, kurį kuri, bet dar nori tavo auditorijos, kad tu su ją pasidalintum. Tai irgi iš esmės kažkaip esi priverstas ten rodytis toj socialiniai medijai, būti ta asmenybė, o gal su amžium kaip tik mažiau norisi rodytis. Bet, žinai, tu bent jau dirbi fotografiją. Aš kalbėjau savo draugę, kur yra gydytoja odontologė, kad ir jai reikia būti present socialiniai medijoje, nes jinai turi irgi būti brandas, nes žmonės dabar netgi, kai gydytoja renkasi, irgi nueina pažiūrėti Instagram'e, kaip ten viskas atrodo. Tai čia jau suprati, viški dar sudėtingiau žmogui dabar. Taip, žiauru. O nežinau. Bet dabar labai tema tavo turėsi, tokia karšta, nauja tėvystė, žmona, tik visas tavo naujo gyvenimo etapas, gali publikuoti kiekvieną savaitę vis kokių naujienų. Taip, reikės jo pakeisti tą turinį, nežinau. O šiaip iš finansų daugiau srities. Taip, tai bent jau. Aš iš finansų, tai ten gal to nereikia, nors tikriausiai aš jau šiuo metu dirbčiau su nuostata, kad reikės visur, nes man atrodo, kad tas ateina, tau kaip įmoniai vis tiek turi būti matomas, netgi jeigu tau netrodo, kad kažkokią tikslinę auditoriją gali labai pasiekti, manau, kad tai turės vis didesnę reikšmę ateityje, nes vis dėlto mes kraustomės į tą socialinę erdvę. Aš net mačiau, gal matėt Instagram'e, nekilnojamo turto agentai pradėjo dėti tokius, kur ten kur įskrido einam į butą ir staiga raketa atsiranda. Ir aš pažiūrėjau, žinok, to būtent agento video, kad jisai iki tol turėjo ten kelius tūkstančius peržiūrų ir tas ten kelius šimtai tūkstančių, kuris tapo visiškai. Ir jo verslui tai tikrai yra sėkminga. Ir būtent, kad kiekviena verslas. Bet įdomu, kiek, ta prasme, va šitą, kaip pamatuoti tą sėkmę? Ar tai yra tau tikrai atneša daugiau finansų, ar tu tiesiog tave žino ir nežinau. Ar mes pataikom į tą auditoriją, kur yra finansiškai pajėgi, juk visi, jeigu norim kažką parodyti, norim parodyti potencialiems klientams, ar ne savo, o ne visai Lietuvai. Aš tiesiog galvoju, kad tu teisi šitoj vietoj, nes iš perspektyvos, kur esi dabar gyvenime, ten jeigu kažkokį veiklą jau darai ir dirbi, uždirbi pinigus, taigi tu žinai tą modelį ir jis tikriausiai veikia ir be to viešumo. Bet niekada, manau, reikia nenurašyti ir nepamiršti kartos pokyčio, kas vyksta. Ir kažkada tau reikės paimti ir jaunesnius, taip sakant, klientus, nežinau, partnerius ir panašiai. Ir manau, kas labai svarbu visą laiką kalbėti jų kalba. Tai čia gal labiausiai man apie tai, kad tu turi būti ir apeliuoti į tą, kokie yra jų įpročiai, nebūtinai kaip tau atrodo ir kaip
kaip elgėsi tavo senieji klientai ar partneriai, ar draugai tuo labiau. Sutinku. Tai Rokas niekada nepasens, kadangi turi jauną žmoną, jinai visą laiką su naujausiam tendencijom nuo komunikacijos, kad tave supažindina, aš tikiuosi. Jo, jie ten padeda man su Instagramos funkcijom visokiom, nes aš nežinau kaip jum, ar taip vis dar įdomu, Instagramas man kažkaip. Gal tiesiog biškai pavargau, tokią dariau pertrauką pusės metų, bet atrodo... Ir vis tiek sugrąžina, ar ne? Nu, jo, vis tiek niekur nepabėgsim. Reikia Jisai rodytis. sekina be abejonės, bet aš aišku pasidariau, aš susikūriau savo labai gražų pasaulį. Tai, kas mane domina, ta tematika ir, sakykime, 70% informacijos, kuri man pasiekė, ar tai iš mados, nuo pot, man tai yra... Jinai mane nuteikia labai gerai, nes aš matau gražius vaizdus, aš truputį atsitraukiu nuo realybės ir ten praleidžiu kurį laiką. Bet aš dar šitą kontroliuoju. Aš galvoju, jeigu pasileidi ir tik kiekvieną laisvą minutę ten praleidi laiką, tai jau gali būti ir bėda. Jo, suvaldo. Aš pavargstu, pavyzdžiui. Man labai pasijautė tas, aš nebūdavau labai didelį Instagramų ir socialinių medijų vartotoją, kai dirbdavau, nes tiesiog neturėdavau fiziškai laiko ir savo vakarą nenorėdavau tam įkloti. Bet augindama mažą vaiką, natūraliai tu tiesiog būni daug namie ir tas telefonas vis kažkas ar ten parašo, ar kažką nori pažiūrėti ir tas įprotis tikrai sustiprėjo, man tas tikrai nepatiko, tai aš irgi taip viską sumažinau, kiek mums dabar vis tiek to reikia. Tai jo, mes dabar aktyviausiai pradėdami šitą tinklalaidės reikalus mes daugiausia dalyvavom, nes reikia visą, kaip tu sakai, kažką įkelti. Taip, bet va, tas bendras, kad atsibodo, žiūrėt, yra tikrai jausmas, jau norisi kažkokio kitokio turinio, vėl žiūri tas pačias gražias nuotraukas, visos gražios, visos vienodas iš principo tapas, tas tikrai vyko. Man tai toks, aš jį pastebėjau, nes anksčiau tai aš daugiausia dėdavau gal kažkiek tai ten savo gyvenimo, daugiau tų darbų. Bet čia seniai, čia kokie 16-18. Tai ir būdavo, viskas ten įdomu ir man, ir kitiem atrodė, bet gal jau tiek visko visi prisisotino, kad, nežinau, man atrodo, aš kadangi, kaip ir vis tiek naudoju savireklamai tą įrankį, tai norisi tada darbų įdėti, bet vis tiek darbai kaip ir visiškai nebeįdomu, nebent dar asmeninį gyvenimą kažkokį dėti. Tai dėkim ir darbus, negalime. Į tą buitis, kiek ten pasisuki šiek tiek, vis tiek, negali vien buitimi gyventi ir viską transliuoti. Galų gale, kaip sako, šiuolaikinė prabanga yra valgyti nefotografuojant Instagramui, pirktis nefotografuojant Instagramui, atostogauti nefotografuojant Instagramui. Ten irgi juda tam tikras sluoksnis. Koks nors projektas dabar bręsta, ar dabar šiek tiek ilsiesi? Su asmeniniais projektais tai dabar kažkiek ilsiuosi, nes dar baiginėjau ten su knyga, tą Wild and Free knygą dar knygų mugėje dalyvavau, pristačiau. Tai toks dar... Sėkmingai, kaip tu vertini pats, pardavimo prasme? Jau liko gal kiek mažiau negu trečdalis visos po šito tiražo, tai skaitau, kad sėkminga. Bet vis tiek tai labai nišinis produktas, tai jis gal ir neturi ten būti kažkoks labai super populiarus daugiau, gal kas mane kažkiek žino, kas seka, bet jiems įdomu įsigyti. O šiaip tai dabar užsiėmęs su studijos įsirengimu, noriu iškelt savo darbinius visus reikalus iš namų, tai kuriuosi atskira studija. Tai čia dabar daug dėmesio eina ir manau, kai bus studija, tai toks bus jau tada vieta, kur gali nueiti ir tiesiog duoti tai kūrybai šiek tiek įvykti. Tu labai gražiai moki balansuoti tarp komercinių dalykų ir savo saviraiškos ir to kūrybinio visiškai pasaulio ir savo net projektą įgyvendinai, kurį dokumentinį filmą norėjai sukurti, Rūta, ar ne? Jis irgi užsitęsė šiek tiek ilgiau nei planavai. Taip. Ten toks turėjau planam, kad bus porą mėnesių turbūt, gal ne porą, 2, 3, 4, bet tapo 2 metų projektas ir dar šalia dar ir dirbau kaip fotografijos darbas. Tai buvo intensyvu. Bet ir šią vasarą
albumą išleisti, ir parodas organizuoti, ir dirbti. Irgi toks jau prisiminiau tos laikus, Kai daug. kai labai daug. O užtrunka, pavyzdžiui, jeigu planuoji 2 mėnesius, o užtrunka 2 metus, ar ne, tai kur čia problema asmenybei, apie kurią darot filmą, ar komandai, ar jūs nesusistiguojat darbų, ar kur čia užtrunka? Kaip gali taip išsitęsti, atrodo logiškai skaičiuojant? Tai su dokumentiniu to filmu apie Rūtą buvo, kad mes su mano kolega Ronaldu, kurio ir kūrėm tą filmą dviese, tai turėjom visai vieną įsivaizdavimą tokį kitokį, kad buvo prieš pat Rio olimpiadą ir galvom, kad pradėsim filmuoti pasiruošimą, tada filmuosim, kai vyksta olimpiada, tada tikriausiai, kad spėjom Rūta kažką nulaimės, kažkokią prizinę vietą ir visi tada švęs ir bus tokia laimėtojo istorija. Tai, taip jo, 3 mėnesiai pačio filmavimo ir turbūt ir užbaigsim. Ir kai vienai planuoji, bet visai kitaip pasisuka, tai tada ten ir ta nelaimėjo prizinės vietos. Ir mes atsisėdom, jau buvom pafilmavę gal 1,5 mėnesio, kažkiek medžiagos, sakom, ką daryti, ar išmetam jau iš šiukšliadėžę šitą projektą, ar dar pafilmuojam ir žiūrim, kas bus. Ir šiaip nusprendėm, gerai, vykim, nufilmuokim jos sutikimą Kaune, pasižiūrėkim, kas vyksta ir tada pradėjom filmuoti ir pastebėjom, kad pradėjo labai kisti ta tokia visuomenės reakcija. Kažkiek nusigręžti nuo jos, prasidėjo komentarų, kad čia gal jau vertėtų ten baigti plaukti ir panašiai. Ir tokie, tada tik įsiklausėm, kad gal čia atsiranda visai kitokia istorija. Taip. Negu mes planavom ir gal daug įdomesnė net yra. Ir net yra tokia citata, nežinau, kas tiksliai pasakė apie dokumentiką, bet kad jeigu tavo dokumentika finale yra apie tai, ką tu ir pradžioj buvai sugalvojęs, tai kad tu nesiklausei. Man atrodo, ir antra dalis gali subręsti. Galėtų. Norėtum dar dirbti dokumentinio filmo? Dabar, kai pailsėjau nuo to, tai gal visai įdomu būtų. Bet kai ir žinau, kiek dėmesio ir laiko tai reikalauja. Tai na, jau dabar žinai, taip. Tada mes šiaip tą filmą turbūt padarėm tik todėl, kad nežinojom, kaip sunku bus. Tai kai nežinai, tai jau būtent neturi patirties, tiesiog darai ir po to būna per vėlą mes, tai jau toks, kai jau buvom pasirašę sutartį su platintojais ir kad pristatysim į kino teatrą, jau nebegali nebedaryti. Tai dėl to ir padarėm. Bet gal kai žinai per daug, tai labai lengva atkalbėti save. Taip, tai aš savo žinok visą laiką sakau, kad tik nepamest šito, kad dar gal pabandyti kažką, ką nežinai, nes kad tik neužsidaryti ir nesustabarėti, nes jau tada, kai labai daug žinai, viską labai sustabarėjai. Nes ar šitą vertą daryti? O kai sustabarėjai, sėdi kemperį ir išvažiuoji? Ar ne, Rokai? Jo, man kemperis stovi, ten apsamanijęs, bet jo, aš pabėgu kemperį, šiaip mėgstu labai taip. O Lietuvoje jūs keliaujat ar užsienį? Tai kemperis Lietuvoje Monciškėse yra, žodžiu, aš turiu ten tokį vagonėlį. Ai, ten toks stacionarus? Ant ratų, bet be variklio, toks priekaba. Ai, supratau. Jo, tai tenais toks jisai tokiam kempinge pamiškėj stovi prie jūros, tai... Dažnai važiuojam? Praeitą vasarą mažai važiavom dėl albumo ir parodos darbų, bet noriu šią vasarą atsigriebti. Tai kažkiek taip. Bet tave traukė prie jūros, ten įvyko ir piršlybos labai romantiškai ant kopos. Jo. Labai mėgstu pajūrį. Nežinau, projekto didžiulė dalis pajūrį. Taip. Kemperis, tai man, nežinau, gamta labai traukia. Aš stengiuosi kiekvienais metais būtinai išmiegot palapiniai, jeigu netenka kažkur pakempint. Tai pernai tą vasarą tokia užimta buvo. Žiūriu, kad net nėra kada pastovyklauti sode. Mes su Marija palapinę pasistatėm ir išmiegom bent vieną naktį palapiniai. Geras. Tai Rokai, o tu
Tu daug gyvenime keliavai, pakeitei daugybę šalių su savo mama diplomatė. Ar jūsų santykis toks lengvas ir paprastas, ar kai tiek daug praleidi laiko, atsiranda tam tikrų kampų, kuriuos reikia glūdinti ir vėl iš naujo, kaip sakant, prafiltruoti ir susivesti vėl viską? Nu, nebuvo visą laiką jisai lengvas. Tai prisimenu tikrai daug banguotų periodų. Ir aš pats, kai per paauglystę gal ėjau ir mes kraustėmės ir tada aš buvau, gal man 16 buvo tas amžius, kai jau kaip ir gal nenoriu niekur važiuoti, nes jau turiu draugų kažkokių stabilesnių. Ir buvo tikrai visko, bet paskui, nu, vat, jeigu grįžtant prie terapijos, tai sakykime, man tikrai gal iš savo pusės palengvėjo ir kažkaip aš išmokau su mama, nu, bet tą kitokį santykį palaikyti negu anksčiau, kur būdavo nesupranti, kodėl ten kažkokios patterns ar pasikartojantis dalykai ten vis atsiranda ar iššaukia kažkokius tai ten va tos triggerius. Tai labai padėjo man terapijos tą susidėlioti ir kažkaip daug lengviau priimti. Dažnai skambini mamai? Mama man dažniau skambina, bet pasiskambinu. Jo, dabar tai tikrai daug bendraujam. O jūs? Mes daug bendravo, ypač dabar. Taip, mes turim labai tokį įdomų projektą dviese, tai mums, natūraliai reikia. Mes turim daugiau laiko dabar abi ir daugiau. Bet visada buvo tas kontaktas, tik tai gal net telefonu buvo dažnesnis, anksčiau, kai aš labai daug dirbdavau. Ir aš gal tas buvo, kai tu labai daug dirbdavai, aš studijavau užsienį, tai tas, ten, nežinau, kartais savaitę visada susiskambindavom tikriausiai. Daugiau. Bet, labai svarbus, ypač man tai labai svarbu, kai vaikai užauga. O tu kaip būsimas tėvas, tu turi kažkokio taisyklių įsivaizdavimo, arba įsivaizdavimo, kad kažko tai jau tu tikrai nedarysi. Turiu tokį vieną principą, išgirdau irgi iš kažkieno, tiksliai nepamenu kieno citatą, angliškai pasakysiu, po to gal pabandysim išversti. Tai kad make your kids quick to learn and hard to kill. Tai man labai patiko šitą idėją, kad išmokyt dar sūnus bus pirmas, tai kad, manau, turi įdėti kažkaip vaikui pasistengti tą, nežinau, įgūdį išmokti dalykų, domėtis ir išmokti ir tobulėti ir tada, ir hard to kill, kad būtų fiziškai pasirengęs šitam pasauliui. Tai būtinai norėčiau, kad ir fiziškai stiprėtų kovos menų, nebūtina to užsimti, bet kad išmoktų ir tiesiog pasitikėjimui, savigynai viskam. Tai tokiu principu planuoju vadovauti. Tu planuoji, kokiu bus? Jis nuspręs pats, atrodo. Tai jo, finale tai mes galim gal tik, kažkur pastumėti, turbūt negali suplanuoti. Savo pavyzdžių. Bet tu labai disciplinuotas žmogus, aš žinau tave galbūt iš darbo srities, ar ne, kiek esam dirbę, bet ir kaip žmogus tu disciplinuotas, tu gerai maitiniesi, tvarkingai, tu sportuoji, tau tai labai svarbu, kada tai gimė, labai anksti, ar jau kai subrendai ir... Vat šitą nepamenu kažkaip tiksliai, aš tik prisimenu gal, kad mano močiutė, sportuodavo labai ilgai, kad net kai mane prižiūrėdavo dar seneliai, tai kad, jie jaunystėje daug sportavę ir atsimenu, močiutė eidavo į stadioną, bėgdavo ratus. Bet aš pats sportavau šiaip nuo vaikystės, tai plaukimą nuo 6 metų, gal 5 metų. Tada, kai išvykom į Ameriką gyventi, krepšinį pradėjau. Ten 3 metus žaidžiau krepšinį mokyklai, tada grįžom į Lietuvą. Sporto salę tiesiog pradėjau lankyti. Man buvo įdomu visada. Po to bėgimą atradau. Ir ta disciplina kitokia dėl maisto ir panašiai, aš nežinau, man atrodė visada, kažkaip natūralu, man to reikia. Labai jaučiasi, jeigu tą apleidai ant
savijauta prastėja, ten, nežinau, kūnas prastėja, protas prastėja, tai man Nori toks... būti gražus. Jo, Visada. gražus, stiprus. Tu ir neturi nei vienos ydos, blogų įpročių? Negaliu sakyti, kad ten neturiu, apskritai, kad ten dėl alkoholio ar panašiai, tai nėra, kad aš ten atsisakęs visko, bet šiame etape tai visko atsisakęs, bent jau, kol mes... Solidariai su žmonėmis. Jo, solidariai. Tai va, bet visada kažkaip aš už tą, nežinau, discipliną. Ir tu ją atnešiai į savo namus, į savo naują šeimą dabar ją? Ir priverti žmoną gyventi taip, kaip tu įsivaizduoji? Nepriverčiau. Tai niekad nepriverčiu, bet aš gal, kaip atrodo, pavyzdžio, tai man smagu, jeigu žmogus šalia manęs irgi, sportuoja, tai tiesiog aš gal pakviečiu kartu ir, Marijai kažkaip, nežinau, patiko, tai niekad, nežinau, privers nieko nesistengiu, bet aš mėgau jos, tai norisi kažkaip pasidalinti tuo, ar tai būtų. Bet aš manau, būtų neįmanoma, jeigu ji nepamėgtų tokio gyvenimo būdo būti šalia. Nes per daug konfliktinė situacija nuo ryto jau atsikėlus. Ką valgysim ir ką veiksim toliau jų. Aš dabar tavęs klausau ir aš randu labai tarp mūsų daug panašumo. Ir noriu tavęs paklausti, ar turite, pavyzdžiui, iš vakaro žinai, ką ryte valgysi pusryčiams? Tai pusryčių aš nevalgau. Gaila. Bet ne, aš meal planningo nedarau. Nors aš esu nusipirkęs dėžutes, ten jau kaip tik air fryer įsigijom neseniai. Dar net įsigijom tokius kubelius šaldyt, kažkokį skystesnį maistą, ten sriubą ir panašiai. Tai tokį jau visiškai ten planavimą, man idėja patinka. Man patinka visiškai optimizuoti, kad kuo mažiau galvot. Tai tiek su drabužiais. Va tai iš vakaro ar galvoji, ką apsirengsi rytoj ryte? Tai tiesiog juoda maikutė ir juodas kelnes dažniausiai. Buvo dar etapas, kai baltas maikutės nešiau. Kartais dar pamaišau. Bet man patinka atrasti kažką, kas patogu. Aš ten turiu, nežinau, 20 gal juodų maikių, 15 baltų ir gal atrodo, kad aš visą tą patį dėjau, bet čia man patinka negalvot per daug, neužgaišt ir su maistu, tai irgi aš iš esmės gal turiu ten kažkokius 5 patiekalus, kuriuos rotuoju ir man būtų gerai, bet su Marija yra, kad jai gal greičiau pabosta, tai tada mes daugiau... Kas gamina pas jūs namuose? Pakaitom, pavarijuojam, tai vienas, tai kitas. Gal kažką pamatom, kokį receptą, vienas pabando, kitas pabando ir jeigu patinka, mes ten tokį Google Docs dokumentą buvom pasidarę, kur susirašėm, ką mes valgom, kokį ten 25 patiekalus ir po to kartais, kai galvoju, ką čia valgė, tai atsidarom, ką mes šiaip valgom, kad prisimint ir tada gaminam tą. Geras, tokio dar negirdėjau, šitas receptas geras. Tai planavimo. Papasakok tada, kaip jūs planuojat su mano tėčiu ir savo ką valgys. Ne, aš tvarkau virtuvę. Tai labai ilgas darbas ir labai kruopštus, bet kai vaikai ūgtelėjo ir gal galvojau, kada aš perdaviau šitą pareigą. Matyt, kai gimė antras sūnus ir aš nusprendžiau, kad man per daug jų. Ir vaikus auginti, ir gaminti, ir laukdavo labai vyro iš darbo, ir jis tada gamindavo vakarienę, ir taip po truputį aš tą. Nes niekada nejaučiau malonumo, jokio kūrybinio pasitenkinimo man neteikia. Bet jau po to sutvarkyt galiu su muzika ramiai virtuvė ir... Jinai nebūna labai tvarkinga po gamybos. Tai ką, ačiū Rokai ir mėly klausytojai, jeigu norėtumėt atsidurti prieš Roko objektyvą, paspauskite širdutę komentaruose. Ačiū Rokai. Ačiū Jums už pokalbį. Ir taip pat mes dėkojame mūsų studijai viešbučiai AC Hotel by Marriott Vilnius. Dabar fotografuosime.
Šiaip